mam swój własny sklep, tak, i cały czas to były napisy napisane, po prostu cały czas wszystka informacja dla ludzi była podana i nawet i w 3 językach z 94 czy 3 roku nikomu to nie przeszkadzało, a teraz zaczęło przeszkadzać. Kadangi Avižieniuose yra parduotuvė, kurioje iškaba yra ne tik tai lietuvių, bet ir lenkų kalba, dėl to inspekcija surašė nurodymą parduotuvės savininkiai, kad jie užtikrintų, jog nebūtų pažeidžiamas valstybinės kalbos įstatymas. Konkrečiai kalbant, šio įstatymo 17 straipsnis, o jame pasakyta, kad Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybinė kalba. Priėmus šitą įstatymą, Seimas pavedė Valstybinei Lietuvių kalbos komisijai nustatyti informacijos kitomis kalbomis pateikimo tarptautiniams reikalams transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose tvarką. Ir komisija tą tvarką nustatė atskirus savo nutarimu, kalbos komisijos nutarimai yra privalomi visiems. Taigi, kalbos inspekcija, tai yra mes, rėmėmės ne tik tai valstybinės kalbos įstatymų, bet ir kalbos komisijos nutarimu, kad būtų užtikrinama, jog nebūtų pažeidžiami teisės aktai. Kitaip sakant, kad būtų parduotuvėje parašyta tik parduotuvė, tik lietuvių kalba ir kad nebūtų parašyta lenkiškai. Nes inspekcija, kaip jau minėjau, rėmėsi galiojančiais teisės aktais. Šiandien surašėme protokolą dėl to, kad nurodymas nebuvo įvykdytas, nes pagal administracinių teisės pažeidimų kodeksą kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas užtraukė administracinę atsakomybę. Usłyszałam, że naruszyli my tę ustawę, chociaż ja naprawdę nie myślę, że my naruszyli tę ustawę, dlatego że w litewskim języku też jest wszystko napisane i nie wiem, nadal będziemy walczyć i na tym to nie zakończy się. Będziemy iść do sądów, tak.